Kiekvienam verslui, kaip ir tau, labai svarbu turėti švarias socialinių tinklų nuorodas, tokių kaip šios su prekinio ženklo pavadinimo galūne. Ir žinai ką, prieš kuriant prekinio ženklo pavadinimą, būtinai pasitikrink, ar socialinių tinklų paskyros tavo vardu yra laisvos. Kaip tai padaryti detaliau esu sukūrus video, todėl komentarę gali rašyti video ir atsiųsiu nuorodą į šį video, bet noriu atkreipti dėmesį, kokios klaidos nedaryti, kuriant Facebook profilio puslapį. Būtinai pasitikrink, ar laisvas ne tik puslapio pavadinimas, bet ar nėra asmeninio žmogaus pavadinimų šioje vietoje. O jeigu kažkas asmeniškai pasivadinęs tavo vardu, jau nebegalėsi turėti švarios galūnės. Tokiu atveju turėsi pridėti .lt ar dar kažkokią galūnę, kas jau atrodo neprofesionalu. Todėl prieš kuriant prekinio ženklo pavadinimą būtinai patikrink šią vietą. O jei ši informacija tau buvo naudinga, prenumeruok Galiu Pati YouTube kanalą ir gauk dar daugiau patarimų smulkiam verslui. Iki.